Norime pasidalinti su jumis labai svarbią žinią. Tai liečia pagrinde tos, kurie turi individualius gyvenamosios namus. Tai jeigu jūs turite gręžinį, labai rekomenduojame jums pasižiūrėti, patikrinti, ar jisai yra legalus ir įteisintas, nes iki balandžio 30 dienos šių metų jūs dar turite laiką užregistruoti savo gręžinį už labai nedidelę kainą, tai tik 15 eurų mokestis, o vėliau nuo gegužės 1 jums nebebus tos supaprastintos tvarkos, reikės rinkti visus dokumentus, daryti geologinius tyrimus, mokėti tikrai didelius pinigus. Todėl tikrai raginam jūs padaryti tai, ko įmanoma greičiau. Procesas yra labai paprastas. Taigi, pradžiai jums reikia sumokėti įmoką, tai yra 15 eurų, kuri bus sumokama įmoka į VMI sąskaitą. Tada jums reikia užpildyti reikalingus dokumentus ir pateikti savivaldybei, žodžiu, kad gauti leidimą naudotis. Ir tada jums reikėtų užpildyti prašymą ir pateikti jį Lietuvos geologijos tarnybai. Ir tokiu būdu jūs galėsite greitai ir pakankamai pigiai užregistruoti jūsų gręžinius. Todėl tikrai raginu jūs tai padaryti artimiausią savaitę. Tikrai taip. O dar ką rekomenduojame, tai patikrinti dokumentus, netempti laiko, tai kreipkitės į savivaldybę, gaukite reikalingus dokumentus ir užregistruokite, kol galite tai padaryti Už labai pigiai. Ir aišku, sekite naujienas, nes visą šitą tai transliuoja ir žiniasklaida, ir Delfi, ir visokie šitie portalai tikrai dalinasi informacija. Tai sekite naujienas, kad nepraleistumėte ir pigiai susitvarkytumėte. Taip, o jeigu turit klausimų, ar reikia konsultacijos, pagalbos, kur nukreipti ir visa kita, tai galite drąsiai kreiptis su mūsų. Tai ačiū Jums už dėmesį.